Yra natūralu, jeigu po kaukės nuvalymo matome šiek tiek paraudusią odą. Tai yra būtent kraujotakos poveikis, kadangi kiekviena priemonė, ypatingai po masažo, po veido kaukės, mes suaktyviname kraujotaką, geriname deguonies pasisavinimą ir to pasekoje matome švelnų rusvumą. Tam, kad nuramintume paraudimą, odelę tepame sekančiais produktais, tokiais kaip serumas, veido kremukas ir būtent jų sudedamosios dalys leidžia odeliai nurimti ir atrodyti švytinčiai. Molio kaukės, tiek baltojo molio, tiek žaliojo, tiek gasulo molio turi savybę švelniai liftinguoti odą. Tai yra stangrinti ir gerinti odos būklės tonusą bei turgorą. Tai ypatingai yra svarbu brandžios odos atstovėms, kurios su laiku mato pakitusią tiek odos būklę, tiek raukšlių visą susidarimą. Tai tokiu atveju tikrai yra labai rekomenduotinos molio kaukės. Raukšlės dažniausiai, vėlgi, tai yra odos senėjimo elementas, kuris dažniausiai atsiranda nuo, sakykime, amžiaus, bet tai gali būti ir dehidratacinės raukšlelės, kurios būtent yra nuo dehidratuotos odos, kada ypatingai trūksta odai drėgmės. Būtent sausa oda turi mažą lipido kiekį ir to pasekoje būtent sausiaodės turi didesnę tikimybę į didesnį raukšlėtumą. Tokiu atveju matome, kad pakrinta tiek pats odos tonusas, tiek turgoras, ženkliai sumažėjo odos ir būtent veido raumenų visa ta sistema. Raukšlės būtent yra tas dalykas, kuris labai priklauso ne tik nuo veido odos, bet ir nuo raumenų. Todėl labai rekomenduotina atlikti ne tik savimasažus, bet ir netgi galima atlikti veido odos mankštas, kurios stiprina veido raumenis ir to pasekoje sumažiname tikimybę į gilias odos raukšles. Dar viena priemonė, kuri turėtų būti naudojama kasdieną, tiek ryte, tiek vakare, tai yra paakių zonos kremas su kofeinu, kuris intensyviai mažina paakių paburkimus, patamsėjusius ratilus. Tepti ne tik paakių zonoje, bet taip pat ir tepti pačius vokus. Paakių zona iš tiesų yra pati hidrofiliškiausia, pati jautriausia, pati ploniausia, tad šią zoną reikėtų ypatingai prižiūrėti. Kremuką reikėtų įmasažuoti itin švelniai. Paakių kremą aš rekomenduočiau naudoti netgi nuo 18 metų. Šis paakių kremukas ne tik padeda sumažinti paakių zonos raukšleles, bet taip pat ir šviesina, skaistina ir neleidžia susidaryti dehidratacinėms, tiek gravitacinėms raukšlelėms.